Klaipėdos uostas yra Baltijos jūroje, rytinėje pakrantėje, vakarinėje Lietuvos dalyje. Tai didžiausias uostas Baltijos šalyse. 24 metais buvo perkrauta 36 beveik milijonai tonų krovinių. Tai beveik dvigubai daugiau negu Rygoje ir beveik 3 kartus daugiau negu Taline. Strategiškai išsidėstęs rytų vakarų iš šiaurės pietų transporto koridorių sankirtoje. Uostas užtikrins ištisus miestus, trunkančią neužšąlančią prieigą prie Europos rinkų, kuriuose gyvena beveik 300 milijonų žmonių. Klaipėdos uostas strategiškai išsidėstęs Baltijos jūros pakrantėje. Tačiau dėl artumo gyvenamiesiems rajonams, Kuršių nerijos nacionaliniam parkui ir Natūra 2000 saugomiems teritorijoms susidūrė su dideliais aplinkosauginiais iššūkiais. Todėl vienas svarbiausių strateginių krypčių yra vykti tvaraus uosto vystymui. Klaipėdos uostas siekia iki 50 metų pereiti prie klimato neutralios veiklos. Tarpiniai tikslai yra iki 30 metų sumažinti uosto direkcijos CO2 emisijas 60%, o viso uosto 50%. Priemonės alternatyvių degalų tiekimas, vandenilio gamyba ir naudojimas, hibridiniai kateriai, elektros tiekimas laivams nuo kranto, atsinaujinančios energijos gamyba, jūrinio vėjo jėgainių plėtra, vidaus vandens kelių vystymas ir uosto gilinimas iki 17 metrų. Matome šiai skaidrėje, kaip visi mūsų projektai ir tikslai yra išdėstyti. Klaipėdos uostas yra strategiškai svarbus Baltijos jūroje. Tai pagrindinė Lietuvos jūrinė vartai į pasaulį, į Baltijos regiono logistikos ekonomikos be saugomo centro. Metinė krovos apimtis siekia iki 70 milijonų tonų, kasmet atvyksta iki 6 tūkstančių laivų, iš 60 kruizinių. Uostas siūlo 23 km krantinių, 12 km ilgio laivybos kanalą. Šiuo metu gylis siekia 15,5 metrų, o ateityje planuojama gilinti iki 17 metrų. Uostas palaiko ryšius su daugiau nei 70 pasaulio šalių. Visos operacijos nuo logistikos iki losmono paslaugų yra visiškai skaitmenizuotos. Todėl tai viena pažangiausių uostų regione. Klaipėdos uostas yra labai universalus. Jame veikia 33 terminalai, aptarnaujantis įvairius krovinius, konteinerius, ro-ro, skystųjų gamtinių dujų, trąšas, grūdus, kas rodo jo lankstumą ir atsparumą regioninėje ir pasaulinėje prekyboje. Greta uosto vykdoma laivų statyba, remontas, laivų įbos veikla, kurią palaiko išplėtotas geležinkelių ir kelių tinklas. Mes tokie esame ne vieni, bet mano žinioje, kad teko apsilankyti, yra mažiausiai Europoje turime apie 10 uostų, kurie turi veiklą, kurio uosto veikla vykdoma šalia centrinės miesto dalies. Atrinkau porą pavyzdžių, kurie būtų mums artimesni, tačiausia, kur tikrai yra vykdoma aktyvi veikla. Tai tikrai mes turime ir Rygą, ir Gdanską, Talinas, Rostokas, Antverpenas, Genuja, Marselis, Neapolis, Pirėjas, Barcelona, Valencija, Alicante, galėčiau vardinti daug uostų, kurie tikrai turi veiklą, galbūt kitur mažiau aktyvę, kitur tikrai aktyvę ir ribojasi su miesto gyvenamosiomis zonomis. Keletą pavyzdžių, tai būtų Hamburgas, tai vienas iš didžiausių miesto uostų pasaulyje. Uostas užima apie trečdalį miesto centro ploto. Čia vyksta ne tik krova, bet ir turizmas, laivų kruizai, logistiniai centrai. Špertato rajonas tai yra tikras pavyzdys, kai didžiulis konteinerių, krovinių ir kruizinių laivų srautas vyksta tiesiog miesto centre, prie gyvenamųjų ir verslo rajono. Uosto zona integruota į miesto infrastruktūrą. Todėl krovos veikla matoma praktiškai visur centrinėje dalyje. Švedija, Getinburgas. Tai didžiausias Švedijos jūrų uostas ir svarbiausias Skandinavijos logistikos centras. Uostas išsidėstęs tiesiog šalia miesto centro ir glaudžiai susijęs su urbanistinė aplinka. Uoste vyksta intensyvus konteinerių, automobilių, ro-ro ir birių krovinių krova. Terminalai yra išsidėstę prie Goto upės žiočių, o krovos veikla matoma nuo miesto centro krantinių. 24 metais buvo perkrovę apie beveik 1 milijoną konteinerių ir kelias milijonus tonų birių ir skystų krovinių.
Grįžkime į mūsų Klaipėdos uostą. Taip, Klaipėdos uoste yra žalio uosto koncepcija, kuri 21 metai perėjo, pradėdama kryptingą transformaciją link tvaraus veiklos modelio, mažinančio poveikio klimatui ir aplinkai. 2022 metais patvirtintas veiksmų planas, kuris apima teršalų mažinimą, alternatyvus degalus, atsinaujinančią energiją, triukšmo ir taršos kontrolę, viešėsdo viešą atsakomybę. 2024 metais uostas gavo per sertifikatą ir tapo lyderiu Baltijos jūros regione pagal aplinkosauginius standartus. Klaipėdos uostas įgyvendina plataus miesto elektros tiekimo nuo krantų projektą, leidžiantį laivams išjungti dyzelinius generatorius ir naudoti švarią elektros energiją. Stovint prie krantinės, tai sumažintų CO2 emisijas, triukšmą ir vibracijas iki 33%. Romaks terminalas OP stotelės būtų paruoštos iki 26 metų, kruiziniam terminale iki 28 metų, konteinerių terminale iki 2030 metų. Projektas finansuojamas iš ES CEF programos ir uosto elektros poreikis išaugtų iki 206 MW, todėl planuojamas tapti jūrinės vėjo energijos centru. Žaliojo vandenilio gamyba ir pildymo stotelės. Klaipėdos uostas įgyvendina strategiją žalio vandenilio projektą. Vandenilis gaminamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir naudojamas laivybai bei sausumos transportui. Gamyba prasidėtų 26 metais. Pajėgumas yra pagaminti apie 500 kg per parą. Saugyklos talpa būtų iki 1500 kg. Vandenilis teikiamas laivams, mašinoms, sunkvežimiams, viešam transportui, geležinkeliui. Jau Vokietijoje yra paleistas pirmas traukinys naudojamas vandeniliu. Klaipėdoje bus įrengtos viešo vandenilio pildymo stotelės. Projektas gavo ES finansavimą, tai beveik pusė sumos dengiama, tai 4,8 milijono būtų gamybai ir 1,5 milijono infrastruktūrai. Klaipėda siekia tapti žaliojo vandenilio centro Baltijos regione. Klaipėdos uosto direkcija planuoja atnaujinti savo laivyną naudodama žaliąją energiją, mažindama poveikį aplinkai ir didindama efektyvumą. Pirmasis vandeniliu varomas atliekų surinkimo laivas nuo 26 metų kasmet išvengtų 172 tonų CO2, surinks nuotekas, dumblą ir atliekas. 2 hibridiniai lacmanų kateriai sumažins degalų sąnaudas 30%, CO2 sumažėtų apie 112 tonų per metus. Iki 28 metų planuojama modernizuoti sausumos transportą, pakeisti 11 transporto priemonių, elektrinės, hibridinės arba vandenilinės. Klaipėdos uostas aktyviai dalyvauja žaliųjų laivybos koridorių iniciatyvoje, tarptautinėse partnerystėse, skatinančios perėjimą prie švarių degalų ir nulinės emisijos oro transporto. Iniciatyva pradėta konferencija 21 metais. Lietuva prisijungė 23 metais ir Klaipėda jau 23 metais priėmė pirmą metanolio varomą laivą ir pasirašė memorandumą su 6 ES uostais. Nuo 24 metų laivyba įtraukta ES Emission Trading sistema, skatindama alternatyvius degalus - vandenilį, metanolį, amoniaką, biokūrą, baterijas. Klaipėdos uostas stiprina tvarų transporto ryšį, perkeldamas krovinės iš kelių į geležinkelį ir vidaus vandenis. Taip mažindamas emisijas ir gerindamas gyvenimo kokybę mieste. ES siekia iki 50 metų sumažinti kelių transporto dalį. Jau dabar 92% krovinių srautų vyksta geležinkeliu. Pietinės aplinkelės pradės sumažinti spūstis ir tarša. Vidaus vandenės transportas naudoja 17% kelio transporto reikalingos energijos, investuodamas į infrastruktūrą Jurbarke, kur susikerta Nemunas ir Mituva. Kviečiu labiau apžvelgti pietinio uosto planuojamą plėtrą. Tai vienas ambicingiausių Lietuvos infrastruktūrų projektų, kurių siekiama sukurti 100 hektarų sausumos teritoriją, pastatyti 1,3 ilgio krantinės su 17 metrų gylio, padidinti krovos pajėgumą iki 30 milijonų tonų, pereiti Baltmax tipo laivus, galėtume priimti,
Pagrindiniai infrastruktūros elementai būtų naujas konteinerių terminalas, jūrinės inžinerijos pramonės zona, pietinių uosto vartų kompleksas sudarytų 700 metrų ilgio prieplauka, 120 metrų krantinė keltams, būtų marina įrengta, kuri talpintų 500 pramoginių laivų vietų, buriavimo mokykla ir rekreacinė infrastruktūra. Statybų pradžia planuojama 26 metų pabaigoje iki 30 metų. Pietinės Klaipėdos uosto aplinkelis planuojamas 22 metais buvo pradėtas ir atgaivintas projektas, kuris jau buvo apie jį kalbama 2008 metų, atradau informaciją ir nuo 2007 metų. Tai per uosto plėtojimo komitetą buvo šitas projektas atgaivintas ir tai valstybės svarbus infrastruktūros tikrai labai svarbus projektas, kurio tikslas yra sujungti Klaipėdos miesto gatvių tinklą su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija ir krašto keliu, kuris išeitų į Klaipėdos Šilutės kelią 141. Šis projektas padės sumažinti sunkiasvorių transporto srautus ir taršą mieste ir pagerintų, aišku, logistikos uoste ir užtikrintų karinį mobilumą. Kelio ilgis planuojamas 6 km 800 metrų ir darbų pradžia jau numatoma nuo kitų 27 metų pradžios. Tai labai tikimės aktyvesnio darbų vykdymo ir greitesnio šito aplinkelio atsiradimo. Manau, bendruomeniai tikrai jis labai svarbus yra. Taip. Kadangi uostas yra miesto teritorijoje ir šalia gyvenamųjų rajono, Klaipėdos uostas prioritetą teikia nuolatinio aplinkos stebėjimui, siekdamas sumažinti poveikį aplinkai. Yra įrengti 7 davikliai, matuojantis kietasis daleles, triukšmą, vėjo kryptį ir kitus parametrus. Taip pat yra Gizgoro platforma, skaičiuoja šias emisijas ir jau prieinama visiems yra uosto ir miesto gyventojams, uosto direkcijos puslapyje. Uosto kontrolės sistema užtikrina greitą reagavimą į incidentus ir taršos atvejus. Iki 26 metų planuojame įrengti sertifikuotas dar oro kokybės ir stebėjimo stotis. Prašom. Pasidalinsiu, ar skaitai? Tai tikrai visi pranešimai gauti per mūsų pranešimo kanalus iš gyventojų pasiekė dispečerius, dispečeriai operatyviai susisiekė su uosto terminalais ir kiek man dabar teko dalyvauti tame procese ir matyti, tai žaibiškai reaguoja ir sustabdoma yra veikla. Ir jie nustoja vykdyti veiklą, kurie sukelia gyventojams nepatogumus, triukšmus, dulkitumus. Ką uosto direkcija daro iš savo pusės? Jau virš 30 metų yra atliekamas monitoringo stebėjimai. Mes turime nemažai monitoringo stočių, tai 15 stočių yra mūsų uostų teritorijoje, 3 stotis turim Baltijos jūroje, 18 stočių išsidėstė Baltijos jūroje ir 3 stotis turime Kuršių mariose. 26 metais planuojame atlikti išsamią ilgalaikę surinktų monitoringo duomenų analizę mūsų padalinyje. Bandysim, kad ne tik būtų duomenys renkami ir kaupiami, bet išanalizuoti ir ieškoti tikrai problematikos ir bandyti ją spręsti jai atsiradus su veiksmų planu. Aišku, visiems gyventojams tikriausiai įdomu yra, kaip vykdomas tie patikrinimai, kaip uosto direkcija dalyvauja procese, kontroliuodama visų terminalo veiklą. Tai tikrai tai vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Inspektoriai visą laiką yra budėjimo režime, visą laiką budi ir stebi, kas vyksta uoste. Tai yra 24 metų priežiūros skyrius. Uosto priežiūros skyrius atliko 450 apžiūrų, iš kurių 90-95% buvo susijęs su aplinkosauginiais klausimais. Per 24 metus atliktos 39 apžiūros, kurių metu buvo nustatyti uosto naudojimo ir uosto laivybos taisyklių reikalavimų neatitikimai. Uosto priežiūros skyrius duomenimis, uosto žemės naudotojai privalo pašalinti nustatytus neatitikimus per nustatytą terminą. Tik vienu atveju 24 metais trūkumai nebuvo pašalinti laiku, todėl buvo pritaikyta administracinė atsakomybė.
24 metais uosto teritorijai buvo atlikti taip pat SO2 sieros oksidų taršos kontrolės skirtos duomenys, iš kurių matyti, kad paimtas pakankamas kūro mėginių skaičius, siekiantis 40% patikrintų laivų skaičius. Siero oksidų viršijimo buvo nenustatyta, neatitikimo nerasta. Šiuo metu mes tikrai aktyviai diskutuojame, vedame aktyviai diskusiją su terminalais dėl griežtesnių aplinkosauginių reikalavimų, dėl jų laikymosi, dėl reikalavimo iš mūsų uosto direkcijos pusės, kad būtų neatitikimai sutvarkyti toj pat. Yra nustatyti ir mažinamas nuo 26 metų terminas iki 12 valandų, jeigu vyksta krova, kad turi būti sutvarkomos teritorijos ir terminalo krantinės. Nauda ekonomikai ir aplinkai. Klaipėdos uostas svarbus ne tik šalies ekonomikai, bet ir miestui, bet ir visai Lietuvai. Miestui geresnė gyvenimo kokybė, mažesnė tarša, švari jūra ir marios, žalios ekonomikos darbo vietos, uostai naujas verslo galimybės, vandenilio gamyba, elektros teikimas, žalios laivybos koridoriai. Lietuvai energetinė nepriklausomybė, mažesnė priklausomybė nuo iškasto kuro, didesnis atsparumas išoriniams veiksniams. Iš savo pusės labai noriu pasidžiaugti, kad Klaipėdos uostas visą laiką statomas bent Baltic Port Organization kaip pavyzdinis uostas. Tikrai, kiek bendraujame su kitais uosto kolegomis, tai malonu išgirsti, kaip mes gerai tvarkomės palyginus su kitais uostais, kas matome, ir tikrai, kiek teko ir pačiai būti, ne visur viskas yra gražu, nes atrodom, kad kitose šalyse bus tikrai geriau negu pas mumis, bet noriu pasidžiaugti, kaip ir minėjo ir gerbiama Ligita, kad situacija keičiasi ir mes tai matom pokyčius. Ir Klaipėdos uostas nesustoja veikti šiandieną, jis virsta žaliu, inovatyviu ir tvariu uostu, kuriančiam vertę miestui, regionui ir ateities kartoms. Kurkime žalią uostą kartu ir toliau būkime visi vieningi ir teikime pagalbą vieni kitiems. Ačiū Jums labai.